apie vaikščiojimą. Šiandien labai noriu pasidalinti, nes mes labai dažnai einame pad miškų, išeinam pasivaikščioti ir vyksta toksai apie vieną mintis, apie kitą, visuomet sukasi mintis apie darbus, apie projektus, apie ką gali, ką negali, ką gerai padarai, ką negerai padarai. Kiti skambinasi draugiai, mamai, kiti klauso įvairiausių dalykų, Spotify'aus, muzikos ir taip toliau. Ir gaunasi taip, kad žmonės išėję pasivaikščioti, nesvarbu kokia trukmė, valandą, 2, tu visą laiką esi mintyse. Ir kartais būna tas nubudimas, kartais nebūna to nubudimo. Kai tiesiog eini ir ką aš kviečiu padaryti, tai sustot. Sustot ir suprast, kad išėjau į mišką pasivaikščioti. Ir eiti mišku ir vaikščioti miške. Tai reiškia išgirsti, kaip po tavo kojomis šnara lapai. Pastebėti saulutės spindulius, apšviestus tam tikrus medžius, apšviestas šakas. Pastebėti galbūt, kad jau ruduo atėjo ir lapai nukrito. Pastebėti, kaip ant supuvusių lapų vienas kitas dar šviežiai nukritęs. Kai kur dar matosi grybas. Va tada mes grįžtam iš tikro pasivaikščiojimo. Nes kitu atveju mes einam, galvojam ir jeigu dar daug projektų, va toks žmogus, kuris tikrai turi gyvenime daug projektų, daug idėjų, arba kitas ten sabotuoja save pastoviai, koks jis ten blogas, ar ko jis dar nepadarė, kitas džiaugiasi, kitas kalba ir dar kažką. Ir tada grįžti, tu pavargęs namo nuo visko. Nuo viso galvojimo ir taip supratęs, kad jog taip ir nepasivaikščiai, kaip norėjai miške. Gamtoje. Tai yra taip svarbu sąmoningai būti. Ir jeigu vaikštam, mokyti sąmoningai atsitraukti nuo visų telefonų, atsitraukti nuo vidinių minčių ir sustoti. Tai jau tiek norėjau šiandieną pasidalinti.